Labas, čia Jaunimas be filtro. Aš esu Elinga ir šiandien su savimi turiu... Martyną. Taip, su Martynu šiandien šnekėsim tema, kuri turbūt yra aktuali labai daug žmonių, tai baimės pojūtis. Tu šiaip daug ko bijai? Asmeniškai aš daug turiu baimių, bet stengiuosi tas baimės patraukti šoną ir gyventi momente, bet taip turiu. Ok. Tai, standartiškai papasakok šiek tiek apie save. Tai kas tu toks, ką tu veiki? Tai aš esu Martynas ir aš aplamai savį vardinčiau kaip labai kūrybišką ir labai bendraujantį žmogų. Tai aš rašau muziką, groju gitarą ir labai daug aplamai skirtingų dalykų veikiu savo gyvenime. Tai, kad bendrai apibūdint save, tai aš esu kava šiandien, kuri neturi pavadinimo, nes ji turi visko. Toks miksas. Taip, toks visiškas miksas. Visko pabiški. Taip, visko pabiški. Tai yra gerai. O kodėl tau šita tema aktuali? Labai aktuali man šita tema, nes aš praeitais metais buvau pradėjęs pats kurti kontentą ir mano pagrindinė idėja ir buvo perteikti paaugliams mintį, jog klysti ir daryti klaidas ir veikti baimės yra normalu ir kad baimės yra visiškai natūralus dalykas, bet aš parodydamas, kaip aš veikiu, kaip aš perteikiu mintį, kaip aš, tarkim, nebijau kelti kontentą ir panašiai, aš norėjau parodyti, kad bijoti yra normalu, bet kad su baimėmis įmanoma kovoti. Tai man tai aktualu, nes labai daug pastebėdavau ir dabar net būna pastebiu, kad labai šiais laikais, mano nuomonė, varžo paauglius labai baimę daryti kažką. Kad ir užkalbim paprastą žmogų gatvę. Tai man tai aktualu, nes aš žinau, kaip plius-minus dirbsiu su tuo ir aš tiesiog labai noriu perteikti tai paaugliams bendramžiams. O keldamas kontentą susidūrei su baime pats tą, nes vis tiek kėlei kontentą kaip kovot su tą baimę, bet kelt kontentą irgi turėtų būti baisu. Taip. Vos tik kai pradėjau, pas mane ir buvo tas dalykas, kad aš prieš pirmą video keldamas, aš tiesiog atsimenu, aš viską sumontavau, kaip tada mokėjau. Ir aš tiesiog sėdžiu ir pas mane jau yra tas galutinis mygtukas paustų. Ir aš sėdžiu ir tiesiog pas mane galvoje sukasi šimtai scenarijų, kokie gali būti komentarai, ką pagalvos draugai, ką pagalvos klasiokai. Ir aš sėdžiu ir aš tiesiog šiku į batą ir aš negaliu įkelt. Ir aš atsimenu, kai vos tik paspaudžiau, tada buvo tas momentas, kur aš padėjau telefoną ir tiesiog fuck it, tai jau miegot. Aš nebenorėjau žiūrėti nieko ir aš atsimenu, kad aš atsikeliu ryte, žiūriu ten 20 ar kiek ten tūkstančių peržiūrų, ten laikų, komentarų pilna ir panašiai, ir žiūriu komentarus ir aš tiesiog matau, kad visiškai visi komentarai, dauguma komentarų eina visiškai prieš mano visus įsivaizdavimus, kuriuos aš buvau susikūręs tą vakarą prieš keldamas. Ir tiesiog taip yra viduje ta baimė vis dar net dabar, kai aš, tarkim, dabar, pavyzdžiui, atsitraukiu biškį nuo kontento kūrimo ir dabar baimė yra sugrįžti. Kaip sugrįžti, ką filmuoti, kaip perteikti žmonėm mintis, apie ką filmuoti, nes gal aš noriu pakeisti formatą ir daug baimių, su kuriuom tiesiog, manau, reikia dabar prisėsti ir pasigalvoti, ko aš tikrai noriu išsigryninti tikslus. Bet taip turiu. O kodėl baigiai kontentą? Baigiau kelti, atsimenu, paskutinis video buvo ne per seniausiai, realiai reikėlių, bet tai nebuvo kažkoks filmuotas, planuotas dalykas, aš tiesiog pagalvojau, vieną mintį perteikiau ir viskas, bet kur normaliai, kur aš viską planavau, kur aš galvojau, kaip ką darysiu, buvo tas dalykas, kad tai buvo prieš vasarą, dar kai buvo pavasaris, taip šaltoka ir tada buvo toks vienas projektas, kuris labai daug man atėmė laiko ir aš tiesiog pasidėliau prioritetus ir galvoju, dabar turiu atlikti darbą, yra projektas, kurį būtinai vykdyti, kur aš įsipareigojęs esu pasidaryti tam tikrus dalykus ir aš tiesiog susidėliau prioritetus. Ir tada galvojau, pradėsiu vėl kelt ir kurt, tada kai atsikrausiu į Vilnių studijuoti. Atsikrausiu į Vilnių
vėl nauji darbai ir vėl susidėlioti reikia prioritetus. Tai taip ir kol kas negrįžti prie to. Bet planas, kaip suprantu, yra. Viduje yra toks mini planelis ir yra jau daromas darbas su tuom. Ir planelis, pasakysiu tiesiai šviesiai, planas toks, kad jo nėra. Tiesiog yra intuicija ir yra kūrybos, labai daug kūrybos. Ir tiesiog dabar renku tokią kolekciją, ką aš galėčiau įkelti, filmuoju ir panašiai, ir montuoju. Ir tiesiog galvoju vieną dieną tiesiog paleis kokį pusmetinę programą, ten kiekvieną dieną po video. Okay. Ir tiesiog tai paleisti. Iš anksto pasiruošęs buvo. Taip, ir žiūrėt, kas iš to gaus. Ok, įdomiai. Kažkas tokio kitokio, šiek tiek. O šiaip, nešnekant vieną apie kontentą, ko tu labiausiai bijai? Arba bijodavai? Yra kažkoks toks top dalykas? Pas mane net ir dabar yra labai tokių keli top dalykai, pavyzdžiui, labiausiai. Ir manau, kad ne man vienam tas dalykas yra likti vienam. Labai didelį baimę tai yra pas mane. Ir tada, jų aplamai labai daug yra. Pavyzdžiui, tai mes galim sąrašą daryti, visą sąrašą, okay. Ne per seniausiai susikovojau su ta baime, kur aš bijodavau labai ir net kartais dabar bijau parodyti žmonėms savo kūrybą, tai yra muzika, ką parašau, tarkim, kaip aš groju aplamai gitarą, nors ir ne mano daina, tiesiog iš interneto kažkokia, bet vis tiek ta baime, kur aš bijau parodyti savo tą pusę kūrybišką, nes ji labai atvira yra. Tada baimė kažkokių labai rimtų pykčių su žmogum. Nes tada įsijungia baimė likti vienam, nes aš tiesiog kartais bijau žmogų prarasti. Tai labai daug jų yra, bet pagrindinė tai yra su mano kūryba, kad aš kartais bijau parodyti žmonėm, nes aš nežinau, kaip jie reaguos, nes aš dažniausiai įdedu į tą savo kūrybą, ypač muziką, labai daug savęs ir tiesiog ta kritika būtų realiai vos ne apie mane kaip asmenybę, į mane kaip asmenybę. Nors čia tas žmogus turbūt net neturėtų to omeny. Taip, tame ir yra. Vėl, daugelis turbūt su to susiduria, kur tu kažką darai ir toks lyg ir aš norėčiau parodyti, bet bijau, ką čia visi galvos. Ar atsimeni kokią sprendimą, kurio nepriėmėjai dėl baimės? Labai daug buvo tokių. Aš dažniausiai ne tai, kad dėl baimės nepadarydavau sprendimų, bet aš pasiimdavau ir padarydavau tokį sprendimą, kur aš pasirinkdavau saugesnį kelią. Ir pasirinkdavau tokį kelią, kur aš po to sėdžiu ir galvoju, kur aš visiškai nieko realiai neišsinešiu iš to. Ir tada taip gaudavosi, kad tiesiog baimė man padiktuodavo rėmus, kur tiesiog būtų saugu, kur būtų komfortiška. Jeigu duodant pavyzdį, aš atsimenu, kai buvo viena tokia užduotis, su kolegomis aš turėjau pardavinėti knygas gatvėje. Ir ėjo vienas žmogus, labai man įdomus žmogus, ėjo gatvėje ir aš tiesiog draugui sakau, šakis įsivaizduok, dabar prieiti tiesiog užkalbint, pabandyti parduoti knygą. Bet aš viduje žinau, kad aš to nenoriu daryti, aš tiesiog užmečiau idėją, kaip ir norėčiau, bet aš labai bijau. Ir tada taip gaus, kad dėl baimės aš tiesiog neužkalbinu. Ir labai gerą pamoką iš to gavau, kad aš tiesiog pamačiau, kad žmogus tiesiog eina ir nueina. Ir aš tada supratau, kad to žmogus niekada nebepamatysiu. Tokios pačios situacijos ir tokios pačios aplinkos niekada nebebus. Ir kad tiesiog nuplaukė tas žmogus. Praradai galimybę. Taip, praradau galimybę. Ir tada man surezonavo tas dalykas, kad labai daug žmonių gyvenime praleidžia galimybės. Ir tiesiog ta situacija buvo labai aiškus kaip pavyzdys, parodimas, kaip gyvenimiški sprendimai nuplaukė. Kai buvo žmogus, tik tai buvo labai daug gyvenimiškų situacijų būna. Praeina ir nueina tiesiog ir niekada nebepasikartoja. Ir dėl baimės būna žmonės tiesiog pasirinko to nedaryti. Jo, ir čia ypač, dažniausiai turbūt būna su to, kai noriu užkalbinti kažkokį žmogų ir būna toksai, man čia žiauriai fainas žmogus, atrodo tam, man pavyzdžiui būna, aš kai pamatau žmogų, skaitant į knygą, man būna labai įdomu, kokią knygą jie skaito. Ir aš niekaip neprieinu, bet aš visą laiką būnu tokia, įsivaizduokim, jis čia sėdi ir aš tokia,
bandau pamatyti kokią ten knygą, kur aš galiu tiesiog nueiti ir paklausti. Taip. Bet vat kažkodėl man vat vidus neleidžia, nes aš nežinau, kokie ten sprendimai galvoj vyksta, kad kas ten blogiausia gali nutikti, ką aš žinau, manęs niekas nepasiūs, kad aš ten paprašysiu kažko ar paklausiu. Taip. Tai, toks įdomus paradoksas. Vis tiek galbūt tiesiog yra baimė tuo metu. Ja. Bijai, kad gausi kažkokį negatyvų atsakymą ar kažką. Ir... O va tie visi sprendimai, kuriuos tu nepriimi, kaip tu tuo metu savo pateisini tai? Aš tiesiog bandau surasti viduje tokių labai atrodo durnų pasiteisinimų, kur tiesiog blemba. Ai, ne ta nuotaika, aš noriu gal šiandien būti kitoks, tiesiog toks nebendraujantis ir viskas, nors realiai aš iš tikrųjų gal ir noriu tą kažką padaryti, užkalbinti žmogų, kažką ten pasidaryti, ten arba įkeltą tą patį video ir tiesiog bandau surasti pasiteisinimų, kurie vėliau pagalvoju skamba taip durnai, nes realiai pamatai save, kad tu tiesiog iš niekur nieko traukia iš dangaus kažkokius tai ten pasiteisimus, kurie yra visiškai ne vietoje ir nelaiku, kur tiesiog tu galėjai imti ir padaryti. Tai pagaunu save ir dabar stengiuosi tiesiog, jeigu šauna idėja, naują tokį įsivedžiau taisyklę, jeigu šauna idėja, tą ir padaryti. Nesvarbu, ar tai būtų ten, tarkim, gyvai, ar ten, tarkim, parašyti kažką, ar ten su draugais ir be draugų, aš tiesiog stengiuosi dažniausiai šaunu idėją. Ok, padaro. Tiesiog for fun. Pasižiūrėt, kas iš to gaus. Man irgi būna, aš realiai kartais turiu prisiversti save, kur tokį baisiai nenoriu, bet specialiai prisiverčiu save padaryti tą dalyką iš principo. Kur ten, sakykime, žiūri, nenoriu užkalbinti kažko, tai tipo, noriu, bet kūnas neleidžia, bet specialiai kišu save, nes man sunkiausia tai pradėti tai daryti. Nes jeigu tu nueisi prie to žmogaus, tau nebeliks kitokio varianto, tai jau turėsi pasakyti kažką, nestovėsi kaip stulpas. Tai jo, bent jau padėta pirmą žingsnį tokį, kad jeigu jau, nežinau, pradėsi eiti link to žmogaus, jau ta žmogus pamatys, negalėsi tiesiog nubėgti į kitą pusę, nes dar durniau atrodysi. Tai jo, tie tokie kažkaip perlip per save ir padaryti tokį greitą sprendimą, nes man ir, pavyzdžiui, būna, kad aš negaliu per daug galvoti apie tą dalyką, nes aš kaip per daug galvoju, prasigalvoju per daug atmazdu tada. A jeigu būnu, noriu, darau, tiesiog einu, darau. Tai va. Bet man labiausiai patinka, tos kaip yra būna, darai pirmą žingsnį ir atrodo, beidamas prie žmogaus susidarai scenarijų. Pasakysiu tą ir tą, paklausiu to ir to. Yeah. Ir man labiausiai patinka tas momentas, kai tu realiai jau stovi prie žmogaus ir tavo visas tas scenarijus nebėra scenarijaus. Bet tada įsijungia tokia baimė, kur realiai tu nebeįsivaizduoji, ką sakyti. Ne, kur būna, aš dabar ateisiu, sėsiu labą dieną, tada ateini. Ir toks palauk. Ir nebežinai, ką sakyti. Ir jie jau laukia tavo, ką tu sakysi, jau sudominai, ir tu toks, atrodo, žodžių neišeina iš girklės kartais, nes toks, bet reikia suktis iš padėties. Bet dažniausiai žmonės to ir bijo, kad jie prieja nežinos, ką sakyti, arba nežinos, kaip perteikti savo mintis. Ja. Todėl dažniausiai ir stabdo save, nes jie galvoja, bijo realiai sufeilint to kontakto jau metu. Ja. Aš kaip tik ir norėjau, klausti, kodėl jaunimas bijo bandyti, bet tik tai manau, kad ir išeina iš to, kad mes bijom sufeilinti ir ką kiti apie mumis pagalvos. Taip, nes manau, kad šiuo metu ypač yra labai daug, kadangi yra populiaru socmedijos, labai yra populiaru tie dalykai, kur žmonės dalinasi savo sėkme per socmedijas, kad tiesiog gautų paprasto tokio approval iš kitų žmonių, bet tiesiog per socmedijas. Ir manau, yra normalu, kad tu kaip pastoviai matai socialiniuose tinkluose, kaip žmonėm sekasi ir jom kaip viskas išeina, tada tu pats bei sufeilini, nes tu tipo matai, jam pavyksta, jam viskas idealiai pavyksta, viskas idealu ir tada blemba bei pats neidealiai padaryti ir tada save varžai, kad aš gal geriau nedarysiu, kitą kartą padarysiu, kai bus jau ideali situacija, viskas bus idealu, nors taip gyvenime net nėra. Yeah. Žmonės, pavyzdžiui, kelia tiesiog į socmediją, būna, kad viskas idealiai, nors iš tikrųjų jie už tų užkulisių, kaip sakoma, slepiasi krūvo tų nesėkmių.
iki to, kol jie dėjo, iki to taško. Nu, nes tie filinimai, nu, jie realiai yra pamokos. Tiesiog Taip. mokinies iš tų klaidų ir augim. Ir tos soc medijos ten parodo mums žiauriai mažai, ten, sakykim, tos pasiekimus, kurios turi, bet ten irgi biški dar užglaistyta, paglostyta. Taip, Ir tada galvoju, wow, čia jam tai paeina, o man nepaeina. Nu, tai aš iš viso nedarysiu. taip. Tu, tipo, galėtum irgi kelti soc mediją, tiesiog klipukus kažkokius ir prirašyti, kad man čia žiauriai fainiai sekas, bet iš tikrųjų labai galėtų ir visi būtų, wow, tu čia žiauriai tu darai. That's not actually true. O ko, manai, mes bijom dažniau? Mes bijom pačių pasiekmių, kas bus, ar kaip mes atrodysim po tų pasiekmių? Manau, mes bijom abiejų dalykų. Mes bijom, nors realiai pasiekmė ir kaip mes atrodysim, viso to dalyko yra tas pats, nes tai yra vienoda, žinai, pasiekmė, tik tai aspektai yra, kas vyks su aplinka, kaip žmonės į tai pasižiūrės ir kas vyks su manim viduj. Kaip tai visas pasikeis, tai manau, jog realiai, bijom abiejų dalykų, bijom tiek, kas gali pasikeisti su manim viduj, nes kai būna žmonės gauna labai didelį rejectą, pas juos kažkas klikina ir būna, aš sumatęs pavyzdžių, kaip žmonės labai užsidaro viduj. Ir kaip ir minėjau, ką tik dėl šitų soc medijų, dėl to viso, kur tu nori padaryti, kad viskas idealiai būtų, tu tada bijai, jeigu sufeilinsi, jeigu bus neidealiai, tenai, tarkim, susikuri savo situaciją, galvoji, kad išjuoks tave. Kita situacija, kad ten visi nebenorės būti tavo draugais, kad ten kažkokia kritika bus pažerta į tave tokia, kur tu, visiškai, nebenorėsi nieko reik, nieko daryti ir tu realiai susikuri tiek situacijų, galvoji, kas galėtų įvykti, kad tu tiesiog pasirinki komfortą galų gale. Nes šiaip jokas, kai žinok, aš tai dėl soc tinklų lietuviškų komentarų sekšinas, man yra, pavyzdžiui, baimė kartais įvaręs, nes ten taip nefiltruotai kartais žmonės parašo, kur tipo, tu šneki apie vieną, jo to komentarus apie visiškai kitą rašo. Ir tu tada toks, gal aš nebekelsiu, bet tos kritikos visur bus. Ta prasme, ir gal jos bus daugiau, gal jos bus mažiau, bet, pavyzdžiui, kai kurie lietuvių content creatoriai, tai jie realiai iš tos kritikos ir iš visų pašaipų jie šaibos kalasi. Taip. Nes čia kaip pakreipsi, tas yra visas kritikos dalykas ir visų tų pajokų, nes gali tave visas komentarų sekšinas išjuokt, bet tu kels algoritmo. Bet gal yra tas biški dalykas, kad mes norim, kad būtų idealiai ir mes norim tik tais, kad mums paglostytų mūsų galvytę ir mums nieko nesakytų ir kad mes čia esam labai šaunuoliai ir panašiai ir tada kažkas pakritikuoja mus ir mes aš nieko nebedarysiu, aš bijau dabar. Taip, tas dažniausiai ir yra dalykas. Aš, pavyzdžiui, labai gerą pavyzdį davai, kaip aš dylinu su visu šituo, kaip aš dylindau anksčiau, nes dabar aš biškį pertrauką pasiėmiau. Tai kaip aš dylindau su tais komentarais, aš tiesiog turėjau vaizdinį galvoj, kad pagal viską, TikTok algoritmas ir Instagramo veikia taip. Kuo daugiau žmonės tavo kontentų engage'ina, tai yra laikai, repostai, komentarai. Taip, tuo daugiau tavo video metai for you page. Jeigu žmogui padeda tai, kad jis išsilieja komentarus ir tiesiog pasako tą heitą, kurį galbūt kaupia savyje, tai no problem, you do it, nes tu gauni pliusą. Tau geriau, jam geriau, man geriau. Taip, ir tada realiai ta baimė dingsta. Nes tu tiesiog pamatai, pakomentuoji, ten tarkim visiškų šūdų šnekė, atsiprašau. Ta prasme, juokas, jokais tie komentarai dažniausiai būna, tie tokie žiaurūs komentarai, iš kokių 40 mečių senių, kurie nieko nedaro. Taip, dirba taip. paprastą darbą, žiūri namie televizorių ir skrolina TikToką ir komentuoja ant ten 16, 18 video, tiesiog random dalykus. Kur atsiprašau, panas Petrai, bet eikit savo gyvenimo žiūrėt gal. Taip, bet čia ir yra, manau, normalu gal tokius komentarus, nes visi turim savus požiūrius, bet tas dalykas, kad, žinai, realiai žmogui galbūt bus geriau išsiliejus taip komentaruose, tu tą turiu omeny ir tu pats žinai, išsiliejo, aš net galiu netrint to komentaro, nes jisai tiesiog man algoritmą pakels ir bus žymiai geriau, tai nauda tiek tam žmogui, tiek man ir tada man asmeniškai, ta baimė tiesiog ima ir dingsti.
yra tada, kaip tik nori daugiau tokių komentarų, nes tu tiesiog supranti, kad Duoda naudos. nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Būtent. Tai va. Jeigu paimtumėm tuos procesus, kai mes dėl baimės atidėliojam ir nepriemam kažkokių sprendimų, imam saugesnį kelią, tai kaip tai palaipsniui ilgainėje perspektyvoje pakeičia mus, jeigu mes neapsiemam to. Kai mes darom tokius sprendimus, aš manau, kad mes tiesiog įlendam į labai komfortišką poziciją savo gyvenime ir kuo mes toliau tenai sėdim, kuo ilgiau tenai išbūnam ir sėdime visiškame komforte, aš manau, kad tuo mums būna vėliau sunkiau išeiti iš to komforto zonos ir tada realiai padaryti rimtą sprendimą gyvenimu. Kai jau realiai reikia, tada tu supranti, kad tu viduje tau labai yra sunku priimti labai rimtą ir nepatogų galbūt sprendimą ir tada tu tiesiog save laužai. Ir nuoširdžiai aš net norėčiau čia patarimą duoti, bet aš to pačiu ir nenoriu. Bet ir noriu, bet ir nenoriu, toks paradoksas. Tai duos ar ne? Kad geriau, mano nuomonė, geriau kartais yra pasirinkti, aišku, žinau, pilnai suprantu, yra komfortas, žiauriai faina užsidaryti namie, nieko nedaryti, tenai neįtų užkalbinti žmogaus, ten pasirinkti tokį visiškai saugų kelią, bet in the long run yra žiauriai naudinga išeiti iš komforto zonos ir įžengti į tokį pragarą, į tokią mėsmalę, kurioje, pavyzdžiui, aš dabar iš gyvenimo situacijas yra tokias, kur dabar aš mėsmaliai žiauriai sėdžiu ir aš tiesiog suprantu, kad gyvenime man tai atspirks. Nes aš jeigu būčiau pasirinkęs, tarkim, tik atsikraustęs į Vilnių, man buvo labai nepatogu pradėti kažką daryti ir aš buvau užsidaręs, man buvo gyvenimo etapas keli mėnesiai, kur aš visiškai užsidariau, aš net neėjau į tą kolegiją, nei mokiausi, nieko, tiesiog sėdėjau namie, sėdėjau prie kompo ir nieko nedariau visiškai. Ir aš pasirinkau tą komfortą. Ir man tada taip žiauriai buvo sunku išeiti iš to. Atrodė, kad aš jau be profesionalios pagalbos visiškai nebeišeisiu. Ir jo patarimas būtų toks, kad kartais yra sveika ir natūralu ir normalu pasirinkti tą komfortą ir kartais pabūtam komfortą labai gerai. Aš pilnai suprantu, bet užsisėdėt yra labai negerai. Tai realiai yra peilis. Reikia balanso, žinai, biškai galima, bet ne per daug, nes jo, ko tu labiau sėdi tam savo burbule, to iš jos sunkiau išeit. Ir yra tas, kad jeigu tu nedarysi, tu neauksi ir toks, jo, gal fainiai šiuo momentu, ten nežinau, gulėt lovai, skrolinti kokią 12 valandų per dieną, nieko nedaryti, žiūrėti serialus, su nieko nekomunikuoti, bet tuo pačiu, kiek tu daug galimybių tiesiog praleidi pro akis, neįdamas ir nerodydamas savęs pasauliui. Ir aš apie šitą, ta prasme, kalbu vos ne kiekvienam podcast'e ir aš kalbėsiu toliau, kad kiškit save į pasaulį, nes tai atsipirks. Jeigu tu komunikuosi su žmonėm, jeigu tu tą visą networkingą darysi, turėsi bendruomenę savo, turėsi ryšių, tau pagelbės, gal dabar mes net kartais nesuvokiam, nes vis tiek mokykla, čia labai daug žmonių, panašiai, ten, nežinau, kaip kolegijai, bet ten biškai, man atrodo, kitokia sfera. Bet, jo, tu išeisi paskui į pasaulį ir būsi toks, oh shit, I'm alone and I have nowhere to go, nothing to do. Ir jeigu tu neturėsi, sakykim, kažkokių ten pažįstamų ar kažko ir tu norėsi kažką, sakykim, pradėti daryti, tau bus žiauriai sunku. Išeit iš to viso savo saugus burbulo. Pavyzdžiui, aš bijau baisiai. Man liko pusę metų, tai prasme, iki baigimo mokyklos ir iki naujo gyvenimo etapo. Ir aš, atrodo, čia jau statausi savo pagrindus ir panašiai ir žinau, bet aš žiauriai bijau. Labai. Tai va, kaip tu man papasakok iš kolegijos perspektyvos, kaip tau baisu ten? Baisu išeiti yra iš mokyklinio burbuliuko tokio į pasaulį šiek tiek. Nuoširdžiai. Aš atvažiuoju į Vilnių
Ir viskas atrodo, Jo. blemba. Aš iš anksto susiplanavau, kad aš paimsiu ir susibendrausiu su vienu kitu žmogum ir pasidarysiu tokį mini komfortišką burbuliuką pačioj kolegijai, kad man būtų ten fain ir tada tą burbulą plėsti tiesiog ateityje. Ir gavosi visiškai ne taip. Aš susibendrau su vienu žmogum, su kuriuo tas ryšys tiesiog nutrūko ir nebeturėjau tokio kaip ir ryšio, kur aš galėsiu ten parašyti, ten, tarkim, žmogui, varom miestam, varom ir panašiai. Ir tuo metu aš labai užsidariau, kaip pasakau, sėdėjau tiesiog namie, nieko neveikiau, nenorėjau nieko raiti, nieko daryti. Tokia biški į depresiją užneša toks dalykas. Ir realiai atėjo ta viena diena, kur aš matau, kad lankomumas, aš viršiu tą ribą, kur, tipo, galima nelankyti ir tada jau tu, 5% aš turiu pralankyti vis tiek. Ir aš matau, kad aš šiam ten kažkiek procentų nelankiau ir aš tiesiog suprantu, kad arba mano finansavimą gali atimti, ir gal ir atimus, aš nežinau, aš dar nežinau. Kiek mes ne? Ir aš tiesiog suprantu, kad arba stojas dabar, nes aš tiesiog susikūriau savo pats problemų, bijodamas išeiti iš namų ir tiesiog bijodamas eiti į sociumą, aš susikūriau tiek problemų, kad jau tiesiog buvo tokia situacija, kur aš arba atsistoju, susiimu ir tiesiog, kad ir žiauriai nepatogu, kad aš ir žiauriai bijau, kad aš tiesiog atsistoju ir einu. Ir einu ir nesvarbu, kas atsitiks, aš turiu tai padaryti. Ir tada kažkaip įsivažiavau ir dabar vėl šventinis laikotarpis, atostogėlės. Vėl pabiškai adaptuotis reikės. Jau reikės adaptuotis pabiškai ir aš žiauriai nenoriu, nes aš žiauriai patogiai gyvenu vėl savo namuose, savo burbuliukė. Ir jo, tiesiog tas dalykas yra pagrindinė baimė, manau. Man buvo tik tai pati pradžia tokia buvo labai įdomi, nes aš nežinojau, kai neturėjau visiškai pažįstam, nei toj kolegijai, nei aš labai ten bendravau iš senų pažįstamų, kurie gyvena tam pačiam Vilniui. Ir tiesiog buvo tas momentas, kur turiu viską atrodo per naują kurt. Ir aš labai bijau. Labai, bet tiesiog per tą klaidų darimą, per tą atsistojimą ir tiesiog varimą blemą, nesvarbu, kas atsitiks, aš tiesiog viską padarysiu šitas, kur jau išpykčiau tiesiog ant savęs, išpykčiau ant savęs. Adrenalinas toks biški. Taip, kur tu pyksti ant savęs, kad tu apsileidai ir tada tu tiesiog supyksti labai ir tu tiesiog fuck it, važiuojam ir tada pradedi varyti taip, kad ir iš to susikūriau labai fainą aplinką dabar ir tikrai nesigailiu. Nice, fine. Man tai, pavyzdžiui, yra, žinai, ta baimė, kad aš išeisiu dabar į tą pasaulį ir man, pavyzdžiui, žiūri smagu, aš žiūri excited, esu tam, kad toks new page, žinai, naujas chapteris gyvenimo ir panašiai, bet tuo pačiu visiškai nepažįstama, visiškai nauja ir išeiti tą nežinę labai baisu. Ir tada toks galvoju, o kas jeigu man nepaeis? Ir jo, bet aš kažkaip suprantu ir, bandau bent jau suprasti, kad man yra variantas susifeilint, visą laiką yra variantas susifeilint, bet ilgalaikį perspektyvoje aš savo neleisiu. Ta prasme, gerai bus, 100% dienų, kur aš irgi būsiu tokia, kur nenoriu aš nevaryti, nieko daryti, čia nesąmonė, man visas gyvenimas šunė nuo dėkos, bet reikia susiimti save ir būti tokiai. Tu visą laiką gali pradėti iš naujo ir net jeigu žiūri susifeilinsi, žiūri bijosi, nėra pasirinkimas nedaryt. Reikia ištrinti šitą žodį, nedaryt ir nenoriu. Nenoriu, šiaip yra labai geras žodis. Bet tokiam dalykam, kad aš čia bijau, nenoriu. Šitą reikia ištrinti. Aš pasakysiu kitaip. Aš labai manau, kad kartais nenorėt ir nedaryt ir nieko nedaryt yra labai sveika. Priklauso nuo konteksto. Žinai, aš neku apie baimės perspektyvoje. Taip. Bet šiaip žodis nenoriu, tai yra labai stiprus ir jo labai reikia. Ypač, kai esi people pleaseris. Tai prasme, jeigu esi people pleaseris, čia yra žodis, kurį tu turi išmokus. Jo, man labai sunku yra pasakyti žmonėm ne. Aš
ir esu tas žmogus, kuris labai būna noriu padėti, labai noriu išklausyti ten ir visą kitą. Ir aš kartais pamirštu save ir pamirštu, kad aš, aš turiu savo gyvenimą ir aš tada suprantu, kad tai būna užsikraunu kitų žmonių problemom, kad aš pamirštu, kad, tipo, ne tik kitų problemos egzistuoja ir gyvenimas ne tik kitų, bet ir mano. Taip, ir aš čia kažkur turiu tilpti šitam visam. Ir tada tiesiog gaunas kartais taip, kad aš palieku save kažkur už nugarį, pirmiau padėsiu kitiem. Labai dažnai taip darau, nes aš tiesiog tikiuosi būna iš žmonių to pačio atgal. Ir aš tada, čia vienas iš aspektų, kodėl aš taip veikiu būna. Ir tada, jeigu žiūrint ir kalbant apie šitą tematiką, šitą epizodą, būna taip darau iš baimės, kad jeigu tiesiog pasakė žmogui, ne, sorry, aš tau nenoriu padėti. Man dabar yra pačiam sunku ir aš dabar negaliu tiesiog fiziškai ir nenoriu tau padėti. Aš bijau, kad žmogus tiesiog paims ir iš mano gyvenimo atsitrauks. Taip. Ir tada, norėdamas palaikyti su žmogum ryšį, nes tau nuoširdžiai tiesiog patinka su žmogum bendraut, tu bijai, dažniausiai būna kažką jam tiesiai šviesiai akis pasakyti tą patį, nenoriu. Nors tai yra ir labai sveika, ir labai stipru, ir gražu, bet ta baimė praras žmogų, tiesiog įsijungi ir tu palieki save kažkur už nugarį. Bet aš manau, kad kartais reikia pabūti biškį egoistišku ir mano nuomonė yra, kad jeigu žmogus nori su tavim bendrauti ir nuoširdžiai tu žmogui, tarkim, patinki ir žmogui yra fainas su tavim bendrauti, žmogus tave priims ir bendraus tavim. Nesvarbu, ar tu pasakai ne, nes jis tave supras tiesiog. Žmogus priims tave su visais pliusais ir minusais, blemba. Ir tiesiog kartais, kai tu taip jauties, geriausia yra pasisakyti žmogui tiesiog atvirai, žiūrėk. Čia mano nuomonė, by the way. Aš nežinau, kaip koks daktaras, mokslininkas ir panašiai. Kaip už save. Taip, už save, kaip aš, pavyzdžiui, daryčiau, kur tiesiog žmogui pasisakai, žiūrėk. Aš suprantu ir aš tau labai noriu tau padėti ir aš suprantu tau, kad yra sunku, bet aš bijau tau pasakyti ne dabar. Aš turiu labai daug problemų, su kuriuom aš jaučiu, kad turiu susitvarkyti, bet aš bijau tau pasakyti ne, nes aš bijau tave praras kaip žmogų, nes man labai fainas su tavim bendrauti. Ir tada labai yra gražu stebėti, kaip žmogaus visas tas požiūris pasikeičia ir emocija visa pasikeičia atmosferoje. Ir tada dažniausiai viskas išeina taip gražiai, kad abudu randat su žmogum bendrą kalbą. Ir viskas. Svarbu yra, žinai, susikalbėti. Nes, būna tas, kad atrodo, jeigu tu pasakysi žmogui ne, jis iš karto čia ant tavęs supyks, atstums ir sakys, tu čia nepadedi man, tai tu čia blogas draugas ir panašiai. Nes šiaip, juokas juokais, labai daug tokių žmonių yra. Šiaip, kur tu tipo pasakai jam, kad žiūrėk, sorry, dabar turiu pasirinkti save, negaliu tau nuoširdžiai padėti. Ir jie tokia, tai tu čia nenori su manim bendrauti, ko nenori. Ir toks, ne, aš tiesiog turiu ir savo gyvenimą ir noriu savo dalykus daryti ir nenoriu vien tik tais taip aplink tave gyventi. Ir šiaip, yra labai svarbu komunikuoti ir jeigu tas žmogus taip jau su tavim elgiasi ir kalba, gal ir baisu pasakyti ate, bet sveika. Taip. Komunikuoti yra gerai, bet daug kas bijo. Faktas. Baimė, bliavo visur tą fucking baimę. Kiek tų baimių aš negaliu. Mes iš prigimties tipo bijom šiaip ten, man atrodo. Likti vieni labiausiai. Jo. Nes žmogus yra tokia socialinė būtybė. Ir iš ankstesnių laikų, kai dar buvo tas akmens amžius ir panašiai žmogus, kaip būtybė yra tiesiog supratusi, kad būnant grupiai tokioj, yra didesnis šansas išgyventi. Ir tas ateina iš labai, labai, labai senų laikų. Ir dabar tu tiesiog baimė likti vienam. Jo. Tiesiog įsijungi visur. Ir dėl vienos tos baimės, mano nuomonė, daug baimių apjungia vieną baimę. Likti vienam. Ir daug žmonių būna tenai sako, bijau ten sufeilint, bijau ten pasisakyti atvirai, bijau prieiti užkalinti. Ir realiai pagalvojus, viskas vien dėl to, nes tu bijai gauti kažkokios arba kritikos, arba kad tave žmonės atstums ir galų gale tiesiog gaunas, kad tu bijai likti vienas. Šiaip daug žmonių dar bijo daryti kažką vieni, kur, pavyzdžiui, yra tikrai tokių jaunuolių ir panašiai, kad aš darysiu tik, jeigu mano draugas darys. Ir to tokio
alone time, kad tu išbandyk dalykus vienas, tai yra labai 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 svarbu. Nes grįžtant prie tos tematikos, kad gyvenime nebus visą laiką, kad tu būsi su draugais, ir tu didžiausią gyvenimo dalį būsi pats su savim. Taip. Ir žmonės bijo būti vieni su savim, nes kai esi vienas su savim, atrandi labai daug visko. Einant į pabaigą, kaip manai, kad žmogus galėtų savo padėti kažkaip pasidrąsinti save prieš priimant tą sprendimą tokį? Manau, kad, aplamai, jie galima pakeisti šitą klausimą, kokį aš patarimą duočiau žmogui, kaip įveikti tos baimės. Jo. Tai nuoširdžiai iš savo patirties galiu duoti kelis patarimus, kad žmogus, kai bijo kažko, jis būna labai užsidaro. Pirmas dalykas tiesiog neužsidaryti, suprasti ir analizuoti save, aš dabar matau, kad aš bijau to ir to, ir aš žiauriai nenoriu to daryti. Ir kad priimt tą dalyką, kad man nefaina, man labai baisu, bet tada pagalvot, kaip saldu gali būti tai padaryti ir įveikti tą baimę. Nes aš atsimenu, buvo pas mane tokių momentų, kur aš net šokinėdavau už laimės tenai tiesiog, kai kažką įveikdavau. Suprast ir pripažinti savo, kad aš turiu baimę ir tai yra normalu. Nuraminti viduje save. Visi turi baimę, jeigu man parodykit bent vieną žmogų, kuris kažko nebijo. Taip. Tai pagrindė priimt tai, kad aš turiu baimę ir tai yra normalu. Ir labai daug būdų sprendimų, kaip galima tą baimę palengvinti. Tai pavyzdžiui, paimt ir tiesiog pasidalinti su draugais. Nes draugai, kai tu darai sprendimus kažkokius su draugais, tau yra lengviau, nes tu viduje supranti, aš pasidalinu atsakomybę su dar keliais žmonėmis. Ir tada yra paprasčiau, bet čia yra lengvas būdas. Jo, nes vis tiek, draugai gali pahypint up, sakyti, kad nieko tokio, vis tiek tau paeis. Bet vienam sudėtingai turbūt, sudėtingai užimiai perlipti per save. Bet tai labai labai naudinga. Bet kai tu esi vienas, aš kaip darau, kai aš kažko bijau, aš tiesiog mintyse prasuku visus blogiausius scenarius, kas gali būti, kas gali būti ne taip, ir tada pagalvoju, o realiai, pagalvojus, jeigu, tarkim, užkalbint žmogų gatvėje arba parašyti kažkokiam žmogui, padarysiu kažko, tarkim, suklysiu, padarysiu klaidą, pagalvoju, žmonės šiais laikais labai yra pasinėrę, sulindę savyje. Kitą dieną žmogus jau galimai bus pamiršęs, visų pirma. Visų antra, tiesiog, kas jeigu laimėsiu? O kas jeigu man pavyks iš tikrųjų? Ir tada, blemba, tiesiog aš asmeniškai įsijungiu tą viduje tokį, klikas pas mane buvo, fuck it, važiuojam. Ir tada padarau. Let's try it. Ir man būna nepavyksta, man būna labai nepavyksta ir labai labai negražių rejectionų gaunu. Ir Ir tiesiog supranti, kad tai gyvenimas, žmonės turi savo nuomonės, žmonės blemba, gali būti nenuotaikai. Ne visiems įtiksi dar plus. Taip. Ir tai tiesiog yra gyvenimas ir manau, kad geriausias sprendimas yra priimti tą dalyką, kad klaidos, kurių dažniausiai žmonės bijo, yra laimėjimai tiesiog kitokia forma. Nes tu, kai suklysti ir kai tau nepaeina, tu gali išsinešti iš tos klaidos labai daug dalykų, iš to feilo. Ir tu gali išmokti labai daug. Tai tiesiog just do it. Žinau, kad čia yra labai nusenus, toks posakis visiškai nusenus, bet just do it. Senas, bet geras. Senas, bet labai geras. Jo, nes man labai patiko, tas, kad rytoj net neprisimins, jeigu tu ten susišikai. Jeigu prisimins, tai po savaitės, po mėnesio pamirš. Taip. O jeigu laimėsi, žymiai ilgiau ir tu prisiminsi, ir kitas prisimins, nes tai yra fainas atsiminimas, faini dalykai. Ir visą laiką turėsim gyvenime tiek blogo, tiek gero. Tik mes patys atsirenkam, į kurią pusę žiūrėti. Taip. Arba kitais žodžiais, tu pats esi savo gyvenimo knygos rašytojas, ne kažkas kitas. Todėl tiesiog
leisti baimėm ir kitų žmonių nuomonėm kontroliuoti tave ir rašyti tavo knygą už tave, manau, yra labai blogas sprendimas. Aš galvoju, kad tu sakysi, aš atsiprašau, kad pertraukiu, bet aš galvoju, kad tu sakysi, kad kiekvienas yra savo gyvenimo kalvis. Ir tada tu pasakai rašytojas, aš buvau tokia, neatspėjau. Aš norėjau tą pasakyti labai, kad kalviu. Bet labai jau daug girdėtas, manau, dalykas. Bet gerai, reikia inovatyviau, reikia bandyti. Taip. Ir nesusifeilinai, va. Taip. O galėjai galvot, kad, pasakysiu, kad kalvis, nes čia galiu susifeilinti ir sumalt kažkokį šūdą. Taip. Ir išėjo gerai, Paprūvinom ką tik savo point. Taip. Tai va. Čia buvo Jaunimas be filtro, aš Elinga ir Martynas. Iki kitų kartų. Free audio post-production by alphonic.com